InfoShow tai jau 11 metus vykstantis informatiškiausias festivalis Lietuvoje. Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto studentų atstovybės InfoSA organizuojamas LAN Party tai kompiuterinių žaidimų mėgėjų bei profesionalų varžytuvės virtualioje erdvėje. Turim 5 konferencijas, bandom derinti laisvalaikį ir su mokslinė veikla, dėl to darom konferencijas. Toliau turim fotografijos konkursą, tai yra grifų medžioklė, turim anime festivalį, tai Anime Nights, kuris 2 naktis truks ir turbūt studentų mėgiamiausia renginį, tai yra barų vakaras. 2 paras trukusiame renginyje rungėsi Counter-Strike, Trackmania, Need for Speed Underground 2, League of Legends, StarCraft 2, Tekken, Age of Empires 2 ir kitų kompiuterinių žaidimų mėgėjai. Dalyviai jėgas išbandė ne tik kompiuteriais, bet ir žaidimų konsolėmis. Tai kaip sugalvojai dalyvauti? Paprastai tiesiog pripratęs, turbūt. Visą laiką dalyvaudavom ir dalyvaujam. Kelinti metai? Visuose, kurie buvo. Nežinau, kokie 5 gal. Aš nusprendžiau dalyvauti LAN Partyje dėl to, kad tai yra labai įdomus renginys ir aš jame norėjau dalyvauti jau praeitais metais. Ir kadangi mano buvusi klasiokė čia dalyvavo ir labai atsiliepė teigiamai, aš nusprendžiau irgi pabandyti pasižiūrėti. Šitas LAN Party's, kadangi yra vienas didžiausių Lietuvoje, tai realiai aš jau pats, kai dalyvauju 3 metus, tai vos ne visus metus laukiu. Ką planuoji žaisti? League of Legends. Country. Country, aišku, visą laiką. League of Legends. Šiais metais renginys sulaukė rekordinio skaičiaus dalyvių. Populiarumas tai labai sparčiai didėja, nes praeitais metais buvo 19 komandų, šiais metais 60 registravosi net netilpo. Šiandien šiuo metu dabar turim apie 150 žmonių, rytoj laukiam virš 400 pagal registracijų kiekį.